Lietuva didžiuojasi savo toleranciją. Mūsų dainuojanti revoliucija siekia laisvės be neapykantos kitoms tautoms. Tačiau istorija primena, nacionalistinės aistros gali baigtis tragedijomis, kaip Jugoslavijos pilietinis karas ir holokaustas. Lietuvoje nacija nužudė apie 200 000 žmonių. Prie kiekvieno Lietuvos miestelio yra virš 200 duobių, kur guli mūsų kaimynai. Kaip jau rodžiau, nagrinėjant vertybių hierarchiją, bet koks ideologinis kraštutinumas, nacionalistinis, komunistinis, socialistinis, liberalus, jis gali būti pavojingas, kai pamirštama žmogaus teisės. Žmogus ir jo laisvė yra visada aukščiau bažnyčios, tautos, tradicijos, klasės, pinigų ir kitų abstrakcijų. Komunistinis radikalizmas pabrėžia žmonių skirtumus pagal socialinę kilmę, atnešė mūsų tautai tremties tragediją ir masinės žudynės. Mes gyvename tautų pasaulyje. Moderni demokratija neįmanoma be tautinės valstybės. Tačiau riba tarp sveiko patriotizmo ir pavojingo radikalizmo yra labai trapi. Demokratinė visuomenė savo tautiškumo puoselėjimas visada eina su tam tikru atsargumu, tam tikru korektišku žodynu. Negerai, kai tautiniai simboliai pasitelkiami eiliniams politinėms kovoms. Skirtumas tarp pozityvaus tautiškumo, patriotizmo ir kraštutinių jo apraiškų lygiai toks pat trapus, kaip skirtumas tarp išdidumo ir puikybės, tarp didingumo ir arogancijos, tarp pasididžiavimo ir puikavimus. Šiandien tam kyla naujų iššūkių. Socialinių tinklų platformos išnaudoja mūsų dėmesį. Kuo ilgiau skrolinam, tuo daugiau jie uždirba. Todėl algoritmai, tie, pagal ką mes gaunam tą srautą socialiniam tinkle, jie veikia mūsų smegenis, mūsų baimės ir pykčio, geismo centrus smegenyse. Neigiamas emocijos mūsų įtraukia, pririša prie ekranų ir atsitiktinai, bet mes gaunam labai daug turinio apie grėsmes, karus, kitokius žmonės, kitas rases, užsieniečius, migrantus. Tai nėra neutralu. Tai yra dėmesio ekonomika. Iš to pelnosi 5-6 didžiulės korporacijos, o nyksta pilietinis pasitikėjimas, demokratinė kultūra, diskusija ir ciniški politikai iš to darosi savo politinį kapitalą, kursto nesantaiką ir puola net patį politinį korektiškumą kaip principą. Turtingiausias pasaulio žmogus Elonas Muskas bando mus įtikinti, kad nesantaikos kurstymas, baimės pardavinėjimas, visa tai yra žodžio laisvė ir nieko ribot negalima, bet mes Europoje išmokom 20 amžiaus pamokas ir mes laisvę suprantame atsakingai. Mes pabrėžėme, kad įstatymais ginsime ir giname korektiško politinio bendravimo kultūrą, nes mes norime kultūrinės taikos čia, Europoje, Lietuvoje.